ryšys. Tiesiog tai kas atsitiko ir jisai šiandien nedalyvaus finale? Nu, kas sako, blogiausiam sapne negalima buvo susapnuoti, kad reiškia taip įvyks po finišo. Po finišo ketvirtam žingsnėje stabdymo metu sutraukė raumenį, jis bijodamas išvengti didesnį nemalonumų pasirinko kelią kritimui ir to pasiekoja traumą. Kalbėjom su olimpinės rinktinės gydytoju, jisai žiūrėjo, raumuo aktyvus. 85-80 raumuo aktyvus, ta prasme didelės kažkokios bėdos nėra, bet jau to užtenka, kad sakysim, finale negalėsim startuoti. Tai šiandien jis į finalą išeis, bet jo nebėgs, taip? Nu, šiandien planuojam galbūt išeiti į finalą, bet falšuoti irgi nenorisi, nes kitus sportininkus paprasčiausiai blogai labai nuteikia. Aš paprasčiausiai tikriausiai pasirinksim variantą, kad išeisim ir paprasčiausiai visi išbėgs, jis išlips iš klaudėlių. Ir tiek, aišku, labai skaudu, nes kadangi žmogus pirmą kartą lietuvis, baltasis žmogus, sakysim, Europos čempionato finale. Tai tas labiausiai skausmu. Dar labiau skaudu, kad reiškia jau, kai sako, Europos ir pasaulio specialistai ryte yra įvertinę ir žino į pernai metais pasaulio universiadą Čenzenį iškovotas sidabro medalis. Ir Lietuvos rekordas atsakingame starte. Ir šiandien aš tikrai neabejoju, kai jisai galėjo kautis dėl medalių, nes kadangi Vikautas 22, 10-22, Rytis 10-23. Viskas labai arti, viskas labai, kai sako, 1/100, tai čia ir manytės plauka. Kaip pačios jo nuotaikos, jums teko kalbėti, nusivylęs jisai? Nuotaikos labai nekokios, nes kadangi jis nemoka, supranta, jeigu jis atvažiuoja, jisai padaro viską, ką jis sugeba. O paprasčiausiai čia gavosi toksai labai įdomus dalykas, aš kalbėjau su mūsų Alfredu Fledžiu, kuris daro foto nuotraukos ir čia čempionate yra akredituotas žurnalistas. Tai jis sakė, reiškia, jeigu būtų kitas naglesnis, galbūt sakė atsimušęs į mus korespondentus ir būtų taip išvengęs kritimo. Rytis dar netgi pasuko į šoną, kad nekliudyti jų ir pats pasirinko kelią kritimo. To pasiekos yra skausmingos. Jo trauma, matyt, šiek tiek pakenkė ir Lietuvos sprinto rinktinė 4x100, ar ne? Taip, kalbos nėra, reiškia, Rytis vienas dalykas turėjo antrą etapą ir jis yra kairiarankis ir labai patogu jam, reiškia, šitas etapas. Ir dabar, nu ką, keisim, kai sako, suksimės iš situacijos, mes ginklų nenuleidžiam, vyrai pirmą kartą istorijoje pakliuvo į Europos čempionatą, laimėjo 2 varžybos iš eilės šį sezoną ir Valmero išbėgo iš 40. Aš galvočiau, kad jie yra pajėgus ir tą padaryti, aišku, kai sako, netektis labai didelė, lyderis, kai sako, buvo aiškus, matot, Europos čempionato finalininkas, visgi. Nu ką darysi, reikia suktis kaip iš tos sutarties. Ir aš galvočiau, kad vis tiek mes dabar šiandien metalno tokia nebloga vyrų. Aišku, tas smūgis visiems irgi, kai sako, ne į naudą. Bet protingai supranta.